Ko tau? Jums, tiksliau sakant, čia reikia ko? Norim pasikalbėti su tavim. Neturiu apie ką. Ypač su tavim. Noriu pamatyti Ainių. Tai daug ko tu nori, jau matėjai yra. Negali jam uždraus matyti su jo sūnum, kai jis panorės. Negaliu? Nu, negali. Kad žinok, galiu. Greta, baik, aš netėjau čia ginčytis. Niekas tau neleis matyti su juo, supratai? Aš esu jo tėvas. Ne tu esi Ainiaus tėvas. Ką? Nu, ką girdėjai? Palauk, nebestum, gerai? Aš esu Ainiaus tėvas. Kas čia per nesąmonę? Jie meluoja. Nori pasidaryti DNR testą, gali? Tai tu nori pasakyti, kad Ainis ne mano sūnus? Būtent tai ir noriu tau pasakyti. Žodžiu, aš noriu pasakyti, kad paliktumėte ją ramybę, gerai? Jeigu kokie klausimai, tai mane kreipitės. Viso. Viso? Kaip tu? Nenoriu apie tai kalbėti. Suprantu, visą laiką ugnė šventa laika. Aš pasakiau, nenoriu apie tai kalbėti. Greta. Man reikia tavo tėvo pagalbos. Gerai. Oi, tu Dieve šventas. Kaip aš pavargau, nebegaliu tiesiog. Mama, galėjai su taksi parvažiuoti. Nu jau, tu galėjai su taksi, o tu galėjai, ką čia, šmako dviračių sekėjai. Kad tu žinotum, kaip aš privargau su tuo dviračiu. Oha, o aš, matai, pėstute eidama tiek kilometrų nepavargau, ne? Ką darysi, mama? Ką darysim, Robertai, aš dabar ištiesiu kojas, leis čia man, o tu nueik ir padaryk man arbatos. Aš turiu galvoj, ką mes su Šmakovu darysim. Aš jį pamečiau iš akių. Nu, tai kaipgi nepamesi, tu važiavai su dviračiu, taip tarytum pirmą kartą ant jo atsisėdęs. Skambina. Eik atidaryti. Sakai? Eik atidaryti. Aš dar pagalvojau, kad mes miegančią jam galim kraują nuleisti. Nu, paskubėk, Robertai. Fu. Ką? Šmakovas. Jėzus Marija. Tai gal jisai matė, kaip tu jį sekei? Negali būti, aš jį labai gerai sekiau. O Jėzus Marija, nu tai eik ir atidaryk duris. O gal netidarom, apsimetam, kad mūsų nėra namie? Eik ir įleisk jį. Gerai. Moteris meluoja geriau. Moteris meluoja geriau. Kaip tu manai, patikėjo jisai, ką? Tu žinai, net aš patikėjau. Ką? Nu, tu taip įtikinamai pasakėjai, kad Ainius mano. Nes taip ir yra. Ainius yra tavo sūnus, tu jo taip rūpinais, tai kitaip ir negali būti. Tik man nelabai patiktų, kad tu Ainių meluotum. Tai aš nemeluosiu. Aš jam tiesiog nieko nesakysiu ir viskas. O kai jisai paklaus, o kur tėtis vėl dingo? Dieve! Nu, tu teisus esi, kokia aš nevykus mama. Nevykėlė, tiesiog nevykėlė. Tik tai apie save galvoju. Tu pirmiausia nusiramink, gerai? Aš ramesu. Šiaip nerami. Kada mano gyvenimas tokį jovalą pavirto? Turiu to pasiūlymą. Kokį? Tekėk už manęs. Tu čia šaipais iš manęs, ar kaip? Tekėk už manęs. Aš Ainiui duosiu savo pavardę ir judu būsit saugus. Abu. O kaip Deividas? Deividas yra miręs. Mama. Na, įleidai. Ateik. O kas yra? Tiesiog ateik ir viskas. Taip. Tu, mama. Kas? Va. Šiltutėlis. Jėzus Marija. Tai kas čia dabar atsitiko, ką? Nu ką, trenkiau jam šituo, kad galėtume ramiai kraują Su nuleisti. šituo? Nu, su šituo, kad jau garantuota būtų... Tėve, Robertai. Nu, tu ne galvą, o kopūstą ant pečių nešioji. Mama, kažkas turėjo tai padaryti. Bet palauk. Palauk. Nieko gyvas kvėpuoja. Padaryta, tai visai neblogai, žiūrėk, kraujo jokio nėra. Ačiū, mama. Robertai, yra viena problema. Kokia? Jeigu jis matė, kur tą pliauską padėjai. Tai matė, va, pakavojau. Tai jeigu tu davėjai jam per galvą, tai jisai matė.
Pasakysiu, kad pagalvojau, kad vagis braunasi į namus ir užtat gyniausi. Dieve mano, tai ką dabar darom? Klausyk, Robertai. Imi ir neši į mano kambarį. Kur? Į mano kambarį greičiau. Labas. Sveika. Sakė, kad nebūsi šiandien ofise. Mums reikia pasikalbėti. Kažkas atsitiko? Ir taip, ir ne. Na, klausau. Aš dėl Kosto. Kosto Storavičiaus. Kosto? Man nepatinka, kaip jis su manimi elgiasi. Kaip jis elgiasi? Nu, jis žiūri mane, stebi. Brangiai, tu graži moteris. Visi vyrai tave nužiūrinėja, tu trauki žvilgsnius. Tai žvilgsniai manęs netrikdo, bet jis nenulaiko rankų. Ką, jis kimba prie tavęs? Nu, nieko nebuvo, bet ką gali žinoti? Ne, jis yra vedęs vyras. Žmona jį paliko, jis išaugino 2 vaikus. Taip, aš jį labai gerbiu. Tai aš jo bet kokį susidomėjimą aš atstumiu, bet aš manau, kad jis gali tau prikalbėti kokiu nors nesąmonių. Prikalbėti? Taip. Nu, iš pykčio. Čia tarp moterų vyksta tokie dalykai. Vyrai tokiam nesąmonėm neužsiima. Tu manim netiki? Tikiu tavim. Na, gal jūs kalbėdami tiesiog nesusikalbat, nesuprantat vienas kitą. Ką? Pažadu. Aš būsiu atidesnis ir stengsiuos, kai tik pamatysiu, ką iš karto. Tu saugiai patikėk manim. Ačiū tau. Ačiū, kad užėjai pas mane, pralinksminai. Bet tu manim netiki. Tikiu. Aš visada tavim tikiu. Gerai. Tai aš pasimsiu audinių pavyzdžius ir važiuosiu namo. Leisk mane. Kaip man patinka, kai tu sakai ne. Edmundas ofise. Aš žinau. Aš visada pasiruošęs su juo pasikalbėti apie tave. Gerai. Kas gerai? Aš ištekėsiu už Edmundo. Kodėl? Kas kodėl? Taigi pats to norėjai. Taip, bet kodėl? Aš nesuprantu tavęs. Aš tave gerai pažįstu. Kad ir ko tu dabar apsimeti, tu nieko nedarytum, jeigu iš to negautum kokios nors naudos. Gerai, aš noriu apsaugoti Edmundą nuo savo praeities. Eik, tu tikrai įsimylėjai Edmundą. Vau, tikra pelenės istorija. Klausyk, aš tau gausiu firmą, o tu amžiams paliksi mane ir jį ramybėje. Negi nesupranti. Vos tik perrašysi firmą man, Edmundas tave išmes. Čia jau mano reikalas. O kodėl Edmundas? Pavydi? Pavydui neturiu nei laiko, nei energijos. Aš jį per daug gerai pažįstu. Jis mylėjo savo žmoną. Ir staiga žmona už borto, šalia jauna, gražiai. Ačiū už komplimentus. Tu dar turi laiko. Kam? Pereiti mano pusę. Man patinka ten, kur esu. Suprantu. Ko tu ieškai? Ko tu taip keistai kalbi, lyg norėtum, kad tave kažkas išgirstų? Nenusišnekėk, aš nepasiduočiau tavo šantažai, jeigu norėčiau, kad mane kas nors išgirstų. Sakai, mes vieni. Man reikia eiti. Ne, tu eisi tada, kai aš pasakysiu, kad gali eiti. Kas čia vyksta? Nieko, kalbėjome. Jis prie manęs lindo. Kostai, kas čia vyksta? Solveiga, nejuokinga. Edmundas dar patikės. Išeik, Solveiga, yra. Einam kartu, Edmundai, neverta. Išeik, prašau. Ne, tas moteris iš tikrųjų tokios tragedijos karalienės, ne? Žinai, aš labai tave gerbiu, bet jeigu tu dar kartą priartėsi prie Solveigos, tai turėsi problemų. Grasini? Man? Ne, man paprasčiausiai nepatiko, ką aš čia pamačiau. Man atrodo, žinai, kad pats laikas jau pasikalbėti apie tą tavo Solveigą. Na, tu manai, kad tu gali ką nors apie ją pasakyti man? Dėl, kad ji nėra tokia šventoji.
sutarėm taip, kad dabar pamatęs Solveigą, tu apeini ją per metrą ir daugiau nesakai apie ją nė žodžio. Tu net neįsivaizduoji, kur vėliesi, mielas draugė. Kaip tu manai, užteks to, kad Deividas paliktų mūsų ramybėj, ką? Užteks ko? Nu minties, kad vaikas ne jo. Mano mintis pakeisti Einiaus pavardę tai nebuvo skirta tik Deividui perzinti. Donce, bet tu pats žinai, kad vaiko pavardė gali būti tik vieno iš tėvų. O tai mes netą bandome rodyti, kad aš esu Einiaus tėvas? Kad tu man padėsi suklastoti jo DNR? Nu, paskambinsiu, kam reikia, nežinau, pasiklausiu, išsiaiškinsiu, kiek tai realu. Tu manai, kad aš panikuoju, ne? Nesvarbu, ką aš manau. Aš padarysiu viską, kad viskas pavyktų. Donce, ačiū tau labai. Eisiu, aš paskambinsiu teisininkam, išsiaiškinsiu, kokia situacija, kaip kas. Ir po to man duok žinot, gerai? Gerai. Viskas bus gerai. Ilsėkis. Ačiū tau labai. Donce, palauk. Ilsėkis. Niekada nesitikėjau, tai kad Šmakovą paguldysiu į savo vienatinės motinos lovą. Klausyk, pažiūrėk, kaip jis miega, kaip kūdikis. Kaip šėtonas, antikristas. Nustok tu bumbėti, klausyk, Robertai. Gerai, mama, aš vis tiek nesuprantu tavo plano. Mano planas toks. Dėjai jam per galvą todėl, kad jisai norėjo mane užpulti. Užpult norėjo. Užpult? Taip. Ir apvogt. Kodėl apvogt? Jis norėjo mane užpult kaip moterį. Mama! Ką mama? O ką Šmakovas negalėtų mane užpult? Nu, Šmakovas tai bet ką galėtų ir tave irgi. O Jėzus. Nu, tai dabar pagal tavo planą paguldėm, apkamšėm čia, apglostėm, lopšinę padainuosim. Dabar taip, Robertai, atneši man spirito, mano vaistinėlę, batos ir mobilų. Būtinai. O ką mobilus? O tam, kad paieškosime internete, kaip reikia imti iš vienos kraują. Aha, internete. O tu nemoki? Bet iš kur aš galiu viską mokėti? Čia gyvenimo mačius. Tu ką, nori pasakyti, kad aš sena? Ne. Noriu pasakyti, kad tu daug spalvingo gyvenimo mačius. Gerai, bėgi ir atneši. Gerai. Negana dirbti. Aš dar turiu pasirašyti kelias sutartis. Turim pasikalbėti. Mes susitarėm, daugiau apie tai nekalbėsim, gerai? Aš iš karto turėjau tai pastebėti, jis daugiau į tave net nepažiūrės. Bet... Kas bet? Aš atsiprašau, iš tikrųjų turėjau iš karto sureaguoti, kai tik tu pasakėjai, bet... Ne, aš ne apie Kostą. Kas dar? Dėl manęs. Tik aš nežinau, kaip pradėti. Kas yra? Tu sergi? Ne. Aš tik tai noriu, kad apie mano praeitį sužinotum iš manęs. Tai kokia dar praeitis, tu tokia jauna, Solveiga. Nu, ji yra. Na taip, kiekvienas turi savo praeitį. Pavyzdžiui, iš mano praeities tai galima būtų visą romaną parašyti. Aš rimtai. Mes juk tarėmės, kad mes gyvenam čia, dabar. Džiaugiamės gyvenimu, taip kaip gyvenam. O tavo
mokykliniai romanai, ar ten darbo vietos pasikeitimas manęs nejaudina. Bet aš noriu, kad apie mano praeitį išgirstum iš manęs. Taip, suprantu. Bet mes juk sutarėm, džiaukimės dabartimi. Kas yra? Tau kažko trūksta, tu nelaiminga? Ne, aš labai laiminga, aš myliu tave. Tai gerai, puiku. Pasnaus, gerai? Pasnaus truputį, aš dar turiu pasižiūrėti keletą sutarčių ir viskas, gerai? Gerai. O mes kaip iš vienos ar iš piršto imsim? Ir iš vienos, ir iš piršto. Taip, Kažkokiam filme mačiau, kad kai gerklę prapjauna, tai gerai kraujas eina. Ne, aš čia tik tai tada sakau, garantuotai paimtume. O be to jo taip lengvai nenugalabysi šitokio antikristo. O, mes tik truputį, Robertai, va. Tiek. Bet tai ir bus gerai, užteks. O taip. O jis čia nenukraujuos mums tavo lovą? Nukraujuos, nesvarbu, duosim burokėlį sulčių išgerti ir to jau pat viskas atsistato. O, tu šventa Magdalena, kokias čia baisybės rodo. Nieko, dabar mums reikia paimti dar kraują iš venos. Mama, man atrodo, aš neatsparus kraujai. Jėzus Marija, Robertai. Mama! Dieve tu mano. Kas čia dabar? Atsibudai. Miegoji kaip užmuštas. Užmuštas, mama, kas čia daro? Dieve, šventas vakar žiūrėjom filmą, pamatai kraują ir nualpai. Aš nualpau? Nualpai. Jau rytas? O, ačiū Dievui. Tai galėsiu eiti namo. Oi, Feliksai, brangusis, ačiū tau labai ačiū už tai, kad ačiū tikrai labai. Tikrai, ko čia jisai toks išbalęs, kaip iš tą žodis? Ai, tu jo, aš irgi buvau dabar vonioj, kad nesupratau, kad čia gal nuo miego kažkoks tai nuvaiskėjęs tas veidas, kaip iš pieno plaukęs. Kraujo putom. Ai, Dieve mano, tylėk tu, ačiū tau, brangusis, labai aš tau dėkinga, tikrai labai. Mama, kodėl tu jam vis dėkoji ir dėkoji? Dėkoju todėl, kad jisai visą naktį su manim prabuvo prie tavęs. Visą naktį? Visą naktį. Visą naktį, Robertai, tu įsivaizduoji? Įsivaizduoju, atrodo kaip vampyras. Gerai, Robertėlį atsigavai, pagulėk, aš to ateisiu. Einam, Feliks, aš tave Jisai žino, kur durys. Jeigu būtų žinojęs, būtų per langą nelypęs. O, Jėzau, Irena, kaip Per langą. Bet kaip man nesmagu, tu neįsivaizduoji. Aš taip blogai jaučiuosi. Taip, lindo per langą, kol nesustabdžiau tarp durį. Šmakovai, nenuleisk kraujo, tai yra rankų. Nenuleisk. Aš ugnis ir aistra ir vanduo.